Laukų atnaujinimo po deklaracijų funkcija. Kaip ją naudotis? Spaudžiame pridėti lauką ir nesvarbu, kurį variantą pasirinksite, ar įkelti failą shape formatu, ar automatiškai importuoti į Žemės ūkio duomenų centrą, rezultatas bus toks pats. Spaudžiame įkelti failą, pasirenkame failą, arba jį importuojame tiesiai iš deklaracijų ir tuomet matome štai tokį langą, kur matote visus savo laukus, kairėje pusėje esamus, dešinėje įkeliamus laukus. Jums pateikiamos tokios galimybės. Galite pasirinkti viską, galite atnaujinti tik laukų pavadinimus, galite atnaujinti ribas, bloko numerius, atnaujinti pasėlį arba įkelti dar anksčiau neįkeltą lauką. Programa pirmoje vietoje pateiks laukus su nesutampančiomis ribomis. Štai matome 12 lauką, kurio sutapimas yra 89% ir programa siūlo atnaujinti ribas ir pavadinimą. Toliau seka laukai, kurie turi mažesnius nesutapimus. Štai matome du laukus 92 ir 99% sutapimo. Vėl programa siūlo atnaujinti ribas. Tuomet turime vieną lauką, kurio nėra dabar. Jis yra naujas, programa siūlo jį įkelti ir vėliau visi likę laukai su 100% sutapimu, kur niekas nesikeičia nuo esamų sistemoje. Ir taip iki pat galo. Taigi svarbiausi laukai viršuje, pasirenkame, ką norim atnaujinti, galbūt pavadinimus paliekam senuosius sistemoje, lauką naują įkeliam, atnaujinam ribas, galbūt ribas norime atnaujinti tik tais dviejose viršutiniuose laukuose. Pasirinkome, ką norime atnaujinti ir spaudžiame išsaugoti. Ir visos ribos nuo to momento bus laukuose atnaujintos pagal jūsų naujausias deklaracijas.